Pakruojo dvaras atviras turizmo iniciatyvoms. Pakruojo dvaro sodyba iki 1940 metų priklausė baronams von Ropams. Pokario metais sodyboje buvo įkurtos kareivinės. Nuo 1959 iki 1979 metų čia veikė Žemės ūkio technikumas, vėliau ir Žemės ūkio kvalifikacijos kėlimo mokykla. Nuo 2004 metų Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu dvaras perduotas Pakruojo rajono savivaldybei. Dvaro pastatų kompleksas įrašytas į Lietuvos rekordų knygą kaip didžiausia paminklosauginė dvaro sodyba. Ji išsiskiria savo architektūriniu vientisumu. Sodyba pastatyta iš lauko riedulių bei vietinės žaliavos – dolomito. Iš 43 buvusių dvaro pastatų išsaugoti net 34. Šiandien restauruoti 7 statiniai – arkinis tiltas, lentpjūvė, malūnininko namas su vandens malūnu, vėjo malūnas, karčiama, anglių degykla ir kalvė. Atnaujinti pastatai pritaikyti lankytojų reikmėms. Įrengta konferencijų salė, veikia 60 vietų viešbutis. Čia galima apžiūrėti vėjo malūnų ekspoziciją, aplankyti Tado Blindos muziejų ir kavinę, susipažinti su kalvystės tradicijomis. Pakruojo dvare vyksta įvairūs renginiai – koncertai, folkloro šventės, paveikslų ir foto parodos. Pakruojo dvaro sodyboje yra nuostabus parkas, į kurį prieš kelis šimtus metų buvo atvežti ir pasodinti reti augalai iš įvairiausių pasaulio kraštų. Kviečiame visus Lietuvos gyventojus bei Lietuvos svečius atvykti apsilankyti didžiausiame Lietuvos dvare.